Vilkiškio evangelikų liuteronų bažnyčia. Bažnyčia apstatyta apie 1560 metus. Septynmečio karo metu Rusijos kazokai ją nusiaubė ir sudegino. 1711 metais bažnyčia buvo atstatyta. 1896 metais toje pačioje vietoje pastatytas naujas raudonų plytų neogotikinis bažnyčios pastatas su 45 metrų aukščio bokštu. Bažnyčios vidų puošė stilingas altorius, vitražai, puikūs vargonai. Po Antrojo pasaulinio karo buvo visiškai sudarkytas bažnyčios vidus, nugriautas bokštas. Bažnyčios pastate veikė grūdų sandėlis ir malūnas. Lietuvai atkūrus nepriklausomybę, bažnyčia grąžinta tikintiesiems. Padedant po pasaulį išsiblaškiusiems vilkiškiečiams, ji pradėta remontuoti. 1996 metais pastatytas bokštas, sutvarkytas stogas, langai, durys. Bažnyčia pasipuošė Rasos Grybaitės sukurtais spalvingais vitražais. Detmoldo parapija iš Vokietijos padovanojo vargonus, kurie puikiai akustikai išaugusioje bažnyčioje suskambo po 50 metų pertraukos. Dabar bažnyčioje laikomas pamaldos, eksponuojamos parodos, rengiami bažnytinės ir klasikinės muzikos koncertai. Bažnyčios fasadą papuošė memorialinė lenta, kad šioje bažnyčioje buvo krikštytas, konformuotas ir sutuoktas žymus rašytojas Johanesas Bobrovskis.